Sveiki visi, kurie jungiatės į individualios veiklos legalizavimo webinarą. Šiandien kalbėsim viena iš tokių svarbesnių temų - mūsų savarankiškos veiklos legalizavimas su individualia veikla. Šioje vietoje labai dažnai būna tai, kad turime idėją arba jau dirbantys ar ne, bet veiklos legalizavimo klausimą kažkur paliekam tolimiausiam krašte ir bandome išgyventi su ta informacija, kurią turime iš pažįstamų, iš artimų žmonių, iš interneto, bet per daug į ją nesigiliname. Tai veiklos legalizavimo klausimas jis yra tikrai ganėtinai svarbus, dėl to, nes mes mokame mokesčius ir leidžiame savo pinigus. Todėl yra svarbu labai apskaičiuoti ir tikslingai žinoti, ar tai yra tikrai vienas iš geriausių mano veiklos legalizavimo būdų ir kiekgi aš turėsiu susimokėti mokesčių. Labai dažnai žmonės stresuoja deklaracijos metu, manau, tai yra normalu, nes stresas kyla dėl to, kadangi žinom, kad turėsime tos mokesčius sumokėti, o dažnu atveju net nemokame jų pasiskaičiuoti. Ir mūsų vykdoma solo veikla, jinai dažnai atrodo lyg ir kyla pačiais pirmaisiais metais, bet vėliau pastebime, kad pradeda važiuoti žemyn arba uždirbu ne tiek, kiek iš tikrųjų noriu uždirbti. Ir jau tada prasideda visos analizės, tik gaila, kartais jos prasideda per vėlai. Tai šiandien mes kalbėsim apie individualios veiklos legalizavimą, jo dvi formas ir manau, bendrą vaizdą tikrai susidarysite. Tai aš esu Viktorija Kašalynaitė, esu solo veiklų augimo strategė ir individualios veiklos vykdymo ir legalizavimo konsultantė. Tai aš pati vykdau individualią veiklą jau ne vienerius metus, savarankiškai dirbu jau 5 metai, tai labai gerai žinau, kokios būna pagrindinės baimės, kokie kyla dažniausiai klausimai, kas būna labiausiai painu ir taip toliau. Tai jau virš 30 000 žmonių padėjau legalizuoti savo mylimas veiklas ir vykdyti ir į visas tas veiklas įsivesti aiškumą, ane? Nes ten, kur yra aiškumas, dažniausiai toje vietoje mes atsipučiam, atsipalaiduojam ir mums tampa ženkliai lengviau susifokusuoti į mūsų veiklos augimą, o ne dar sukti galvą, ar ne, kiek čia tų mokesčių reikės susimokėti. Tai taip pat stengiuosi daugiau dalintis informacijos ir savo socialiniuose tinkluose, Instagramo erdvėje. Tai tikrai kviečiu užsukti į svečius, pasižiūrėti, galbūt rasit naudingų postų, informacijos, kuri jums pasitarnaus ar ne, ir leis dar labiau savo veikloje išsiskleisti, ko jums ir linkiu. Tai manau, nieko nelaukiant ir keliaukime į mūsų pagrindinę temą. Tai šiandien mes palyginsime individualios veiklos vykdymo skirtingas formas. Kaip yra mažoji bendrija, UABas, ar ne, tai taip yra ir individuali veikla. Ir individuali veikla jinai išsiskaido pagal verslo liudijimą arba pagal pažymą. Tai mes aptarsime, kuo jos skiriasi. Toliau aptarsime, kokius mokesčius turime mokėti ir kuri veiklos legalizavimo forma yra pigesnė. Ir taip pat sužinosime apie lengvatas ir mūsų socialinės garantijas. Kuo jos mums tokios svarbios, ar ne, ir ką mes apie jas taip pat turime žinoti. Tai dabar jau šiek tiek aptariau, parodysiu vizualiai. Individuali veikla realiai tai yra viena iš tų pačių pirmųjų veiklų legalizavimo formų, kurią legalizuoti yra labai paprasta ir jinai būna tas vienas iš pačių pirmųjų laiptelių veiklos legalizavimo. Kartais mes ją jau išaugame ir steigiame mažąją bendriją, įmonę, UABus ar ne ir taip toliau. Bet ta individuali veikla kaip veiklos legalizavimo forma, jinai yra labai patogi pradedantiesiems arba jau dirbantiems, kurie nori tokios kuo paprastesnės veiklos legalizavimo formos. Tai individuali veikla, jinai išsiskaido į dvi dalis. Viena dalis yra pagal verslo liudijimą, o kita dalis yra pagal pažymą. Čia yra labai svarbu tai atskirti. Dažnai būna žmonės ir asmeninėse konsultacijose, aš jų paklausiu, su kuo jūs dirbate, ir sako, su individualia veikla. Ir sakau, tai su kuria forma. Ir žmogus būna, sako, taigi sakau, kad su individualia veikla, tai kokia dar forma jos gali būti. Tai formos jos yra dvi.
arba pagal verslo liudijimą, arba pagal pažymą. Tai šito webinaro metu jūs ir turėsite savo įsigilinti ir įsivertinti, kuri ta forma jums yra tinkamesnė šiuo metu. Vėliau gal jos tiesiog pasikeis, ar ne, ir jums bus geriau dirbti ne pagal pažymą, o pagal verslo liudijimą. Bet svarbu įsivertinti, kuri forma yra geriausia būtent šiuo metu jums. Tai ką mes dabar turime aptarti ir žinoti, keliaujant iš karto į mūsų temą. Tai pirmiausia yra tai, koks yra mūsų minimalus mėnesinis atlyginimas šiuo metu Lietuvoje. Labai dažnai būna tai, kad, kaip pavyzdys, žmonės man paskambina ir sako, galvoju pradėti individualią veiklą ir ar tikrai tokie mokesčiai ir yra šiuo metu. Ir žmonės man tos mokesčius pasako. Sakau, kada jūs domėjotės individualia veikla? Sako, prieš kokius 5 metus. Tai viskas būna labai pasikeitę, ar ne? Nes su kiekvienais metais Lietuvoje kaip tendencija galim pastebėti kyla minimali alga ir pakilus minimaliai algai dažnai pakinta ir mokesčiai. Tai ką mums reikia žinoti šiuo metu, kad minimali alga yra 924 eurai, kaip pavyzdys praeitais metais buvo 840 eurų. Tai kai webinaro metu sakysiu, skaičiuojam nuo minimalios algos, arba matysit, kad parašyta 924 eurai, tai tiesiog žinokit, kad tai yra minimali alga, šį skaičių įsiminkite. Na, ką reiškia tas 924 eurai? Toliau kitos dvi savokos, kurios mums padės lengviau susikalbėti ir jums lengviau suprasti visą informaciją, tai yra mūsų mokami mokesčiai, 2 draudimai. Pradžioje, kai pradėjau vesti šiuos webinarus ir viena man pažįstama sako, žinai, pirmiausia, tai aš nesuprantu, už ką aš tos mokesčius moku, gal ką be kalbėti, kad aš nesuprantu, kokie jų yra procentai. Tai pirmiausia, pradėkim viską aiškintis nuo pačių pamatų, kad mes dirbdami su individualia veikla arba dirbdami ir su darbo sutartimi turime mokėti tam tikrus mokesčius. Vieni iš tų mokesčių yra privalomasis sveikatos draudimas ir valstybinis socialinis draudimas. Privalomasis sveikatos draudimas, šį mokestį mes mokame tam, kad būtume drausti ir jeigu mums kas atsitinka, mums reikalinga gydytojo pagalba, greitoji ar ne, ar taip toliau, už tai, ką mums suteikia gydymo įstaigose visas paslaugas, mums papildomai mokėti nereikia. Ar ne, ten už temperatūros pamatavimą, už tai, kad gulėjau ligoninėje, už ligoninės maistą, už gydytojo konsultaciją ir taip toliau. Nes mes būname jau drausti privalomuoju sveikatos draudimu. Tai privalomasis sveikatos draudimas, jisai yra atsakingas už tai, kad mes būtume drausti ir jeigu mes patenkame į gydymo įstaigą, mums būtų suteikta pagalba ir išeinant iš ligoninės mums neišrašytų didžiulės sąskaitos ir nesakytų susimokėkit. Privalomasis sveikatos draudimas, jisai yra fiksuotos mėnesinės įmokos 64,50 €, bet dabar šitoj vietoje jūs per daug nesiakcentuokite. Būna iš karto žmonės rašo klausimus, o jeigu mane draudžia darbdavys, o jeigu aš auginu vaikus, ar man vis vieną šį mokestį reikės mokėti ir taip toliau. Tai dabar šiek tiek šią vietą palikim. Jums ką reikia tiesiog atsiminti, kad mes kiekvienas turime būti drausti privalomuoju sveikatos draudimu, nes kitu atveju patekus į gydymo įstaigą, jeigu aš nebūsiu drausta, man reikės už kiekvieną menką veiksmą susimokėti. Būna žmonės sako, tai gerai, aš susimokėsiu, jeigu pateksiu į gydymo įstaigą, bet aš nenoriu mokėti jo visiškai. Tai taip neina. Tiesiog jeigu yra deklaruota gyvenamoji vieta Lietuva, tai vadinasi, jeigu aš jo nemokėsiu, tai man tiesiog kaupsis įsiskolinimai. Tai dabar čia, ką jums reikia atsiminti, tik tai, už ką yra atsakingas šis privalomasis sveikatos draudimas. Toliau yra antras draudimas, tai yra valstybinis socialinis draudimas, trumpinys VSD. Šį mokestį mes mokame tam, kad mums priklausytų socialinės garantijos, Tai įsivaizduokit, yra biudžetas, kurį mes mokam tam tikrus procentus. Moku ir kaip pavyzdys pasiėmiau nedarbingumą.
mato mūsų valstybė. Aha, Viktorija Kašalynaitė mokėjo valstybinį socialinį draudimą, jai priklauso ligos išmoka, nes jinai šį draudimą mokėjo. Ar ne, nori išeiti į vaiko priežiūros atostogas, į dekretą, tėveliai į tėvystės atostogas, ar ne, noriu gauti pensiją. Tai ją gauname dėl to, nes mes mokame į tą biudžetą valstybinį socialinį draudimą ir mums tada valstybė turi galimybę išmokėti tam tikras išmokas atsitikus tam tikrai situacijai, ar ne? Tai atsiminkit, už ką tiesiog šitie du draudimai yra atsakingi ir kokie yra jų skirtumai. Toliau, svarbus dalykas, kurį iš karto pasakau pačioj pradžioj, kad visą informaciją klausydami jau galėtumėte savo pritaikyti. Tai yra labai svarbu tiem žmonėm, kurie pirmą kartą pradedate dirbti savarankiškai, kaip pavyzdys, anksčiau neturėjote jokios savarankiškos veiklos, nei UABO, nei mažosios bendrijos, nei verslo liudijimo, nei pažymos, jums taikysis pirmųjų metų lengvatą. Taip pat į pirmųjų metų lengvatą įsiskaito ir žmonės, tie, kurie turi dabar pirmąją savarankišką veiklą ir po 2018 metų sausio 1 dienos yra praėję jau 10 metų nuo jų prieš tai turėtos veiklos. Tai čia yra pirmųjų metų lengvatos savoka, kas į ją įeina. Bet dažniausiai žmonės, kurie kreipiatės, tai jūs būna tie, kurie niekada neturėjot jokios savarankiškos veiklos, atsidarę, dirbote tik pagal darbo sutartį ir dar būna visien nukyla toksai pasitikslinimas, ar man tikrai priklausys pirmųjų metų lengvatą. Tai taip, jeigu neturėjote jokios savarankiškos veiklos, jinai jums priklausys. Pažymėti kažkur, kad aš šią lengvatą noriu naudotis, niekur nereikia, jinai prisitaikys automatiškai. Tai kas yra dabar ta pirmųjų metų lengvata? Tai yra toks palengvinimas dirbantiems savarankiškai, kad nuo savo pirmosios veiklos įregistravimo dienos 12 mėnesių į priekį galėsiu nemokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų. Čia yra labai svarbu, kad nuo veiklos įregistravimo 12 mėnesių į priekį. Vis dar pasitaiko, žmonės sako, laukiu naujų metų, kad lengvatą prisitaikyčiau, ar ne, pirmųjų metų. Tai naujų metų laukti nereikia. Jeigu dabar yra birželio 10, tai iki kitų metų birželio 10 dienos aš galėsiu nemokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų. Ar ne? Tai svarbu atsiminti, valstybinis socialinis draudimas už mūsų socialinės garantijas. Kai aš tuo 12 mėnesių nemokėsiu šio draudimo, jeigu aš tą lengvatą noriu pasinaudoti, svarbu atsiminti, kad man tos socialinės garantijos tuos 12 mėnesių ir negalios, ar ne? Tai jeigu noriu, galiu lengvatą ir nesinaudoti. Pasakau jums iš pat pradžio apie šią lengvatą, kad kai matysite skaičiavimus, savo pasižymėkit, ar man lengvata priklauso ar nepriklauso. Jeigu jums priklauso, tai žinokit, kad VSD įmokų pirmus 12 mėnesių jums skaičiuoti nereikia, ar ne, jeigu jie norėsit pasinaudoti. Ir toliau keliaukim jau iš karto prie mūsų individualios veiklos legalizavimo būdų. Vienas yra pagal verslo liudijimą, kitas yra pagal pažymą. Tai dabar viską apkalbėkim, kaip yra, jeigu aš noriu dirbti su individualia veikla pagal verslo liudijimą. Kai būdavo vesdavau renginius gyvai apie veiklos legalizavimą, paklausdavau auditorijos, kaip galvojat, kuris veiklos legalizavimo būdas yra lengvesnis, paprastesnis, suprantamesnis, pigesnis. Ir būdavo atsakantis, kad tie, kurie dirbo su verslo liudijimu, sako, žinoma, kad verslo liudijimas. Susimoki mokesčius ir tau yra rami galva. Mokesčiai jau yra sumokėti. Ir pamenu, buvo toks atvejis, kai viena moteris, kuri nežinojo nieko apie verslo liudijimą, sako, kaip įmanoma susimokėti mokesčius prieš pradedant savo veiklą, jeigu aš net nežinau, kiek aš dar uždirbsiu ir kiek aš tą mėnesį iš viso turėsiu klientų. Tai va čia ir yra visa esmė, kad verslo liudijimas yra tokia veiklos legalizavimo forma, čia kaip jūs išsipirktumėt abonementą, ar ne? Išsiperkat ir galite dirbti. Tai jeigu noriu dirbti su verslo liudijimu, aš turiu
pasirinkti konkrečias dienas, kuriomis aš dirbsiu, kad tomis dienomis mano veikla būtų legalizuota. Ar ne? Tai pavyzdžiui, ten rugsėjo 5, 10, 16, 19, 25, 26 ir taip toliau. Pasirinksiu konkrečias dienas. Pagal tas konkrečias dienas man iš karto paskaičiuos mokesčius. Mokesčius skaičiuos ne nuo to, kiek aš planuoju uždirbti, bet mokesčiai visada bus skaičiuojami nuo minimalios algos pagal dienų skaičių. Tuos mokesčius susimoku, mano veikla tampa legalizuota tomis dienomis ir sau pradedu ramiai dirbti. Verslo liudijimas, kadangi mokesčius mokate tik tai pagal dienų skaičių ir nuo minimalios algos, o ne tai, kiek jums atneša klientai, tai yra viena iš tokių pačių pigiausių veiklos legalizavimo formų, bet jinai ir turi tokių kaip ir trūkumų. Socialinės garantijos jums priklausys tik viena socialinė garantija, tai yra pensija, skaičiuosis darbo stažas. Bet dirbant su verslo liudijimu, nei ligos išmoka, nei vaiko priežiūros išmoka dėja, bet mums nepriklausys, nes mokame tikrai ganėtinai kitokius mokesčius, ne nuo savo pajamų, bet visada nuo minimalios algos. Dėl to jų ir procentai mokami bus mažesni. Pamatysite vėliau pavyzdį. Tai čia yra labai svarbu suprasti, kad verslo liudijimas tai yra tiesiog tokia veiklos legalizavimo forma, kada aš turėsiu pasirinkti konkrečias dienas, už tas konkrečias dienas man paskaičiuos mokesčius, aš juos susimokėsiu ir tada jau tiesiog pradėsiu savo veiklą vykdyti tomis dienomis. Tai dabar kokius mes mokesčius mokame ir už ką kuri institucija yra atsakinga. Tai mokesčius mes mokame dviem institucijom, viena yra VMI, kita yra Sodra. Valstybinė mokesčių inspekcija, jinai yra atsakinga už gyventojų pajamų mokestį. Ir gyventojų pajamų mokestis, jisai būna fiksuotas pagal veiklą ir pagal veiklos vietą. Tai būna kartais žmonės man parašo ten į elektroninį paštą arba paskambina, sako, Viktorija, aš čia vykdau tokią ar tokią veiklą, koks bus mano gyventojų pajamų mokestis. Tai 80% aš nežinau atsakymo iš karto atsakyti, nes kiek yra verslo liudijime veiklų, tiek yra skirtingų gyventojų pajamų mokesčio tarifų ir ne tik tai skirtingų jų pagal veiklą, bet ir skirtingų pagal savivaldybės. Tai pavyzdžiui, norite fotografuoti fotografijos veiklą su verslo liudijimu ir jūs sugalvojate fotografuoti Kaišiadoryse, tai Kaišiadorių savivaldybė nustatys, kokį jūs turite mokėti gyventojų pajamų mokesčio tarifą už tai, kad jūs fotografuosite Kaišiadorių savivaldybėje pagal verslo liudijimą. Ar ne? O jūs, pavyzdžiui, norite fotografuoti ir Vilniuje, ar ne? Kaip pavyzdys, tik Vilniuje, tai tokiu atveju jau Vilniaus savivaldybė nustatys gyventojų pajamų mokesčio tarifo dydį. Jeigu jūs rinksitės, kad noriu ir Kaišiadoryse, ir Vilniuje, neapibrėžtoje veiklos teritorijoje, tai jau tą gyventojų pajamų mokesčio dydį apskaičiuos ta savivaldybė, kurioje jūs esate deklaruotas, ar ne? Tai vat yra labai svarbu ir suprasti, kad tas gyventojų pajamų mokesčio tarifas, jisai gali kisti pagal jūsų pasirinktą kodą ir pagal veiklos vietą. Toliau, Sodra. Sodrai mokame du mokesčius. Tai tuos, kuriuos aptarėm pačioje pradžioje, valstybinis socialinis draudimas ir privalomasis sveikatos draudimas. Valstybinis socialinis draudimas, jisai turi 2%. 1% yra 8,72 ir šį procentą mokės tie žmonės, kurie nekaupėte antroje pensijų pakopoje arba esate susistabdę antrą pensijų pakopą. 11,72 mokės tie žmonės, kurie kaupėte antroje pakopoje, formulė yra 3+1. Ar kaupiu, ar nekaupiu, galiu pasitikrinti per sodra.lt gyventojui, prisijungus paskyrą. Tai jums yra svarbu žinoti, ar jūs esate kaupiantis, ar jūs esate nekaupiantis, nes nuo to priklausys mokamas mokestis. Privalomasis sveikatos draudimas, jisai irgi bus mokamas priklausomai nuo to, ar jūs jau esate draustas kur nors kitur, ar ne? Pavyzdžiui,
Kas yra papildomai drausti? Tai vienas iš tėvų, auginantis vieną vaiką iki 8 metų, 2 vaikus iki kol vyriausiam sueina 18 metų, dirbantys kitur pagal darbo sutartį, studijuojantys dieninėse studijose, turintys neįgalumą ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu jūs jau esate papildomai drausti privalomuoju sveikatos draudimu, privalomąjį sveikatos draudimą jums vis tiek reikės mokėti, nesvarbu, kad jūs jau draudžia kitur, bet jį mokėsite tik tai pagal savo dirbamų dienų skaičių. Vėliau parodysiu pavyzdį. Tik čia noriu užakcentuoti, kad PSD vis tiek reikės mokėti, net ir jeigu jūs jau esate, pavyzdžiui, drausti darbdavio, tik tai reikės mokėti pagal dienų skaičių. Tie, kurie nesate niekur kitur papildomai drausti, vaikų neturit, nestudijuojat ar ne, tiesiog gyvenamoji vieta yra Lietuva, jum ar taip yra prievolė kiekvieną mėnesį mokėti po 64 eurus 50 euro centų. Parodysiu pavyzdį, matysit, kaip tai įsiskaičiuoja. Dar ką yra labai svarbu paminėti, dirbant su verslo liudijimu, yra normalu, kad yra tam tikri limitai, kiek mes galime uždirbti. Negaliu uždirbti milijono, ir vis tiek mokėti mokesčių kaip nuo minimalios algos. Tai tie limitai, jie yra skaičiuojami per kalendorinius metus, nuo sausio 1 iki gruodžio 31 dienos. Ir dirbdama su verslo liudijimu, jeigu aš teikiu savo paslaugas fiziniams asmenims, tai tokiu atveju galiu gauti pajamų iki 45 000 eurų ir mokesčiai jie vis tiek man nepakis, nes aš jau juos būsiu sumokėjusi kaip nuo minimalios algos. Tai tie, kurie dirba su fiziniais asmenimis, tikrai įsivertinkit, nes sumokėti mokesčius kaip nuo minimalios algos ir, pavyzdžiui, gauti per kalendorinius metus 40 000, 45 000 eurų tikrai yra mokestinė prasme labai pigu. Bet jeigu mes su verslo liudijimu dirbame ir su juridiniais asmenimis, tai darbas su juridiniais asmenimis tai reiškia tai, kad aš teikiu savo paslaugas įmonėms. Pavyzdžiui, aš fotografuoju ir turiu su įmonė sudariusi kontraktą, kad jie būtent mane samdo ir aš būtent tai įmonei teikiu paslaugas. Tai jau verslo liudijimas turi ganėtinai didelį apribojimą. Iš juridinių asmenų galime gauti tik tai iki 4500 eurų per kalendorinius metus. Jeigu gausime didesnę sumą, tai tiesiog ta viršyta suma jau jinai bus apmokestinama kaip su individualios veiklos pažyma. Tai ką reikia atsiminti, kad yra limitai, kokias pinigų sumas aš galiu uždirbti. Tai dabar, kaip mūsų tie mokesčiai skaičiuojasi. Būna dažnai žmonės sako, Jėzau, kaip nemėgstu skaičiuoti, žinoti, kiek čia jų reikės mokėti. Tai jums čia gali pasitarnauti sodra.lt verslo liudijimo skaičiuoklė. Jums reikės pasižymėti konkrečias dienas ir pagal tas pažymėtas dienas jums parodys, kiek reikia sumokėti PSD ir VSD įmokų. Kiek reikia sumokėti gyventojų pajamų mokesčio, jums parodys jau VMI verslo liudijimo skaičiuoklė, nes VMI jinai yra atsakinga už gyventojų pajamų mokestį. Tai dabar su verslo liudijimu, ką mes turime žinoti? Mums reikės pasirinkti konkrečias dienas, kuriomis mes dirbsime. Tai reiškia tai, kad tikrai nebus tai, kad aš dirbsiu 20 dienų ir tas 20 dienų pasirinksiu, kurias noriu darbo eigoje. Jums reikės pažymėti konkrečias mėnesio dienas, kuriomis jūs dirbsite. Būna žmonės sako, ką man daryti. Tam pavyzdžiui, pasižymėjau 5, 6, 8 ir 6, 8 dieną neturiu klientų. Tai jau čia yra mūsų reikalas, Čia jau nieko mums nepadės. Mes tiesiog kaip išsiperkam kaip abonementą, kad tą dieną mano veikla yra legalizuota. Jeigu ateitų patikrinti ir, pavyzdžiui, aš tą dieną nesu išsipirkusi verslo liudijimo, tai tada gresia bauda, nes kaip ir savo veiklos tuo metu negaliu vykdyti, nes ta diena nėra išpirkta. Tai kokie dabar tie mūsų mokami mokesčiai? Tai vienas iš mūsų mokamų mokesčių yra privalomasis sveikatos draudimas ir jisai skaičiuos dvejopai.
ane? Va čia va galim pasižiūrėti pačioj apačioj. Tie, kurie yra papildomai drausti, jums skaičiuosis pagal dienų skaičių, nesvarbu, kad jūs jau esate draustas papildomai kitur. Tie, kurie nesate papildomai drausti, nesvarbu, kiek dienų jūs dirbsite, vis tiek turėsite mokėti pilną sumą privalomo sveikatos draudimo. Tai dabar matome, kad tie, kurie jau esat papildomai drausti, jeigu jūs dirbate 20 dienų, tai imame mėnesinę įmoką PSD, kur yra fiksuota 64,50, padaliname iš tiek, kiek mėnesis turi dienų ir dauginame iš pasirinkto laikotarpio. Tai vadinasi, kadangi aš dirbsiu 20 dienų, tai dauginu iš 20 dienų. Ir matau, nors ir aš esu papildomai drausta, man reikės sumokėti 41,61 € už tai, kad aš dirbsiu, ane, su verslo liudijimu. Jeigu yra antras variantas, papildomai niekur kitur nesu drausta, tai tokiu atveju man nesvarbu, kiek aš dienų dirbsiu, kiekvieną mėnesį yra prievolė mokėti po pilną PSD įmokos sumą 64,50 €. Toliau, valstybinis socialinis draudimas. VSD mūsų socialinės garantijos. Primenu, kad tiems, kuriems tai yra pati pirmoji savarankiška veikla, nuo veiklos įregistravimo 12 mėnesių jūs šio mokesčio galite nemokėti. Jisai jums bus neskaičiuojamas. Bet jeigu lengvatą pasinaudoti nenorite, galite jį drąsiai ir susimokėti. VSD jisai skaičiuojasi nuo minimalios algos, tai yra šiuo metu 924 € ir skaičiuojasi arba 8,72, ane, va šita vieta. Tie, kurie nekaupia 8,72, tie, kurie kaupia 11,72, nes dalis dar nukeliaus į jūsų antros pakopos kaupimą, ane? Tai pasiskaičiuojam, kiek man kainuotų pilnas mėnesis, bet atsimenam, kad verslo liudijime mokame mokesčius priklausomai nuo to, kiek mes dirbsime dienų, ane, kiek aš tą abonementą išsipirksiu. Tai jeigu nekaupiu antroje pakopoje, tai 8,72 ir gautą mėnesinę įmoką padalinu iš tiek, kiek mėnesis turi dienų ir dauginu iš savo pasirinkto laikotarpio. Ir matau, kad turėsiu sumokėti 51,98 €. Ir toliau gyventojų pajamų mokestis, jisai bus jums paskaičiuotas pagal jūsų veiklą, ane, ir veiklos vietą. Ir jau jisai bus užfiksuotas. Tai jisai gali būti kintantis priklausomai nuo jūsų veiklos ir nuo vykdymo savivaldybės. Tai kokie dabar yra tie verslo liudijimo privalumai ir trūkumai? Tai vienas iš privalumų tai yra tikrai labai lengvas ir greitas veiklos legalizavimas, sumokami yra fiksuoti mokesčiai priklausomai nuo pasirinktų dienų skaičiaus ir mes turime galimybę pasirinkti laikotarpį. Trumpiausias laikotarpis yra 1 diena, bet 1 diena yra taikoma dažniausiai tik tai lauko prekybai, o visom kitom veiklom trumpiausias laikotarpis būna 5 dienos. Ilgiausias laikotarpis yra 1 metai, tai yra 1 kalendoriniai metai. Na, jeigu aš, pavyzdžiui, dabar rugsėjo 5 dieną noriu išsipirkti verslo liudijimą, tai galiu išsipirkti maks iki gruodžio 31 dienos, nes vėliau keisis mokesčiai ir daugiau išsipirkti negalėsiu. Tai yra labai patogu tiems, kurie uždirbate didesnės pinigų sumas, daugiau nei minimali alga, nes mokesčius vis tiek mokėsit kaip nuo minimalios algos. Ir trūkumai tai yra, kad ganėtinai ribotas veiklų sąrašas, tai būna žmonės ir po asmeninių konsultacijų ten dėlioja, galvoja, sako, aš ateinu su idėja ir manau, kad čia gal verslo liudijimas, nes čia va tiek visko išsiskaičiavau, kad man čia būtų pigiau. Ir mes po to pasitikrinam, kad tokios veiklos verslo liudijime net nėra, negalima vykdyti. Tai yra labai svarbu, kad jūs pasižiūrėtumėt, ar jūsų norima veikla yra verslo liudijimo sąrašuose, kad tokią veiklą būtent galiu vykdyti.
Ir trūkumai yra dar tokie, kad dėja, bet nepriklauso ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, ar ne, tai yra mūsų socialinės garantijos. Jeigu planuojame šeimos pagausėjimą, tai reikia įsivertinti, kad dėja, bet vaiko priežiūros išmokų dirbant su verslo liudijimu man nebus. Ir toliau, kam tinka tas verslo liudijimas, kokius savo klausimus užduoti, kad aš žinočiau, ar man tinkama šita veiklos legalizavimo forma ar netinkama. Tai pirmiausia, ar mano veikla yra verslo liudijimo sąrašuose. Tada antras, su kuo jūs dirbsite, ar su fiziniais asmenimis, ar su juridiniais, ar ne, ar su įmonėmis. Nes atsimenam, kad su fiziniais asmenimis per kalendorinius metus galiu gauti iki 45 000 eurų ir mano tos gautos pajamos niekaip kitaip nebus apmokestinamos, tik tai nuo minimalios algos, tie mokesčiai, kuriuos jau aš esu sumokėjusi. Jeigu aš dirbsiu su juridiniais asmenimis, reikia atsiminti, kad maksimali suma, kurią galiu gauti iš juridinių asmenų, yra 4500 eurų per kalendorinius metus jiems teikiant paslaugas. Jeigu viršysiu, tai tiesiog verslo liudijimas jau negalios, bus legalizuojama kaip su individualios veiklos pažyma. Tai dar kas svarbu paminėti, kad tie 45 000 eurų iš fizinių asmenų yra įskaitant ir juridinius asmenis. Tai reiškia tai, kad negaliu iš fizinių asmenų gauti 45 000 eurų ir dar plus iš juridinių asmenų 4500 eurų. Tie 4500 eurų yra įskaitant į tuos 45 000 eurų iš fizinių asmenų. Ar ne, negaliu viršyti tų 45 000 eurų. Taip pat paklausti, ar jums yra svarbu socialinės garantijos ar ne, tai ligos išmoka, vaiko priežiūros išmoka, turit mažą vaikutį, kuris, kaip pavyzdys, būna dažnai serga, tai įsivertinkit, kad dėja, bet čia nedarbingumo, biuletenio ar ne, dėja, bet negausim, dirbdami su verslo liudijimu. Ir ar žinome konkrečias dienas, kuriomis mes dirbsime? Būna žmonės sako, mano veikla yra labai spontaniška. Kartais iš vakaro man paskambina, rytoj dirbsi, ar ne, ir sako, tai kol aš tą verslo liudijimą išsiemu, nors ten išsimti verslo liudijimą užtenka tikrai vienos dienos prieš užpildyti, bet būna kai kurie žmonės sako, nepatogu man, aš tiksliai konkrečiai nežinau dienų, o išsipirkti visą mėnesį ir jį laikyti yra nepatogu. Tai čia reikėtų jums atlikti labai konkrečius paskaičiavimus, kas jums labiau apsimoka, ar verslo liudijimas, ar pažyma. Čia su verslo liudijimu susipažinot, kaip jisai skaičiuojasi, kokie yra mokesčiai, bet tikrai ne visiems tai būna pati tinkamiausia veiklos legalizavimo forma. Reikėtų atsižvelgti į jūsų asmeninius poreikius, į jūsų uždirbamas pajamas, ar ne, ir tiesiog mokesčius pasiskaičiuoti faktu, kiek aš vienu atveju sumoku ir kiek aš sumoku kitu atveju. Tai tiek būtų apie verslo liudijimą ir keliausim prie individualios veiklos pažymos. Taigi, keliaukim prie individualios veiklos legalizavimo pagal pažymą. Su verslo liudijimu aptarėm, ne, tokius pagrindinius niuansus, o kaip yra, jeigu mes legalizuojam individualią veiklą pagal pažymą. Tai jau yra vėl kitoks veiklos legalizavimo būdas ir jis iš tikrųjų yra visiškai kitoks ir skirtingas, kardinaliai skirtingas. Tai su pažyma, jeigu aš noriu dirbti, man tereikia veiklą užfiksuoti ir legalizuoti su mano veiklos kodu. Tai reiškia tai, kad aš turiu įregistruoti vieną kartą savo veiklą su tam tikrų kodų, nustatytų, koks jis būtent yra pagal mano vykdomą veiklą VMI sistemoje. Ir tada jau mano reikalas, kurią dieną aš dirbsiu, kiek dienų aš dirbsiu, kurį mėnesį aš dirbsiu ir kurį nedirbsiu, man niekam nieko pranešti nereikia. Man tai reikia išsiimti kodą, kad aš, Viktorija Kašalynaitė, tokią ar tokią veiklą vykdau. Toliau su pažyma mums niekas nepaskaičiuos iš karto mokesčių ir nepasakys, kad jūs tiek turite sumokėti. Su pažyma jau mes mokesčius mokėsime nuo mūsų gryno pelno, ar ne, tai jau čia labai priklausys, kiek mums klientai sumokės pinigų
kiek mes uždirbsime, koks bus tas mūsų pelnas, nuo to mes tuos mokesčius ir mokėsime. Tai dirbant su pažyma yra daugiau tokių niuansų, kuriuos mes turime išsiaiškinti mokestinę prasme, nes jau jie gali būti labai kintantys priklausomai nuo to, kiek aš gausiu pajamų iš klientų. Ir tada kitas svarbus dalykas, dirbant su pažyma, realiai mes turime beveik tokias pačias socialinės garantijas, kaip ir dirbant su darbo sutartim. Labai dažnai vis dar pasitaiko, lygiai taip pat ir man artimoje aplinkoje sako, taigi tu dirbi su pažyma, nei ligos išmokų, nei ten vaiko priežiūros išmokų nieko. Sakau, viskas man priklauso, nes anksčiau būdavo toks laikotarpis, kai nepriklausydavo, ar ne, bet dirbant su pažyma, mokant mokesčius, mes realiai turim tokias pačias socialinės garantijas, kaip ir dirbant su darbo sutartim, kalbant ligos išmokos, vaiko priežiūros išmokos ir taip toliau. Tai čia vat yra labai svarbu atskirti, kaip su verslo liudijimu mums kaupėsi tik tai darbo stažas ir pensija, ar ne, ten ta pati bazinė. Tai jau su pažyma mes esam daug stabilesni socialinių garantijų atžvilgiu. Kokie tie mūsų mokami mokesčiai ir institucijos? Institucijos nekinta. Valstybiniai mokesčių inspekcijai mokėsime gyventojų pajamų mokestį, tik jisai jau skaičiuosis procentaliai nuo mūsų gryno pelno sumos. Netrukus parodysiu lentelę. Sodrai mokame 2 draudimus. Vienas yra valstybinis socialinis draudimas, o kitas privalomasis sveikatos draudimas. Čia dabar atkreipkite dėmesį tik tai į valstybinį socialinį draudimą, kad jo mokami procentai yra didesni nei dirbant su verslo liudijimu. Ar ne? Dabar kodėl? Tai dėl to, nes mums priklauso ir daugiau socialinių garantijų. Tiek ligos išmoka, vaiko priežiūros išmoka ir taip toliau. Būna žmonės sako, galėtų ir su verslo liudijimu socialinės garantijos priklausyti. Tai jeigu jos priklausytų, tai automatiškai mes mokėtume didesnius mokesčius, nes kiekviena ta socialinė garantija turi tam tikrą procentą, ar ne, už kurį mes susimokam. Mes ją nusiperkam. Tai čia, dirbant su pažyma VSD, tie, kurie nekaupėte antroje pakopoje, procentas yra 12,52 ir tie, kurie kaupėte antroje pakopoje, mokamas procentas VSD bus 15,52. Tai savo kažkur pasižymėkit, ar jūs kaupėt antroje pakopoje ar nekaupėt ir kuris procentas jums priklauso. Dėl privalomo sveikatos draudimo pašnekėsime šiek tiek vėliau, kad susidėliotų jums aiškus vaizdas ir nesusimaišytumėt. Tai dabar pati esmė. Kaip viskas vyksta, kai mes dirbam su individualios veiklos pažyma. Būna vis dar dažnai įsivaizduojama, kad mokėsime mokesčius nuo visų pajamų, kurias aš gaunu, kurias man sumoka klientas, ar ne, kaip pavyzdys. Esu kirpėja ir klientas už plaukų dažymą man sumokėjo 100 eurų. Normalu, kad aš tą 100 eurų neįsidedu į kišenę, kaip irgi būna daugam atrodo, kad sumokėjau 100 eurų, tai čia jau iš karto į kišenę, ar ne? Aš dar atskaitau nuomą, atskaitau priemonės, ten visas, kurias tam klientui sunaudojau, kad tuos plaukus nudažyčiau, ar ne, ir taip toliau. Tai mes mokesčius dirbant su pažyma mokame nuo gryno pelno, kitaip sakant, nuo apmokestinamųjų pajamų. Ne nuo tai, kiek man klientas perveda, bet nuo savo gryno pelno sumos. Dabar, tai yra, mes turime atsiskaityti išlaidas. Man davė tą 100 eurų ir aš turiu 2 pasirinkimus, dirbant su pažyma. Vienas jų yra rinkti dokumentus įrodančius, kokias aš išlaidas turėjau, kad aš pirkau šampūną, sąskaitą faktūrą, kad aš mokėjau už nuomą, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš renku tas faktinės išlaidas, kurios yra susijusios su mano vykdoma veikla ir tada tas išlaidas atimu iš savo gautų pajamų ir gaunu apmokestinamasis pajamas gryną pelną. Arba kitas variantas, aš nerenku jokių dokumentų įrodančių, kad aš turėjau išlaidas, o tiesiog nusiminusuoju fiksuotą minus 30%. Kai pasirenku minus 30%, jokių dokumentų nereikia.
Pavyzdžiui, aš visada savo veikloje renkuosi minus 30%, nes mano veikloje nėra daug išlaidų, ane, ką nusirašyti. Aš neperparduodu prekių tam tikrų, tiesiog dažniausiai tai yra mokymai, konsultacijos, webinarai, ane, kur realiai man daugiausiai kainuoja tik tai mokymai visame tame. Tai aš, nesvarbu, kad aš ir jokių išlaidų, kaip pavyzdys, neturėčiau, aš galiu leisti savo nusirašyti minus 30%. Kas jums yra geriau? Jums reikia pasižiūrėti, kas jums labiau apsimoka, pasiskaičiuoti. Įsivaizduokim, uždirbate 10 000 eurų pajamų, jūs surinkote sąskaitų faktūrų ir jūs matot, kad tų sąskaitų faktūrų už jūsų veiklos išlaidas pririnkta už 2000 eurų, ar ne? Tai 10 000 minus 2000 lygo 8 000 eurų grynas pelnas, nuo kurio mokėsite mokesčius. Bet jūs žinot, kad jūs galite rinktis ir minus 30%. Tai nuo 10 000 30% yra minus 3000, 7000 eurų. Aha, jums vadinasi geriau pasirinkti 30%, nes jūs mokesčius mokėsit ne nuo 8000 eurų, o nuo 7000 eurų, ne? Tikiuosi iš tą vietą supratot, kad turite pasimatuoti, kuris išlaidų atskaitimo būdas jums yra tinkamesnis. Tai dabar, kaip čia tie mokesčiai skaičiuojasi? Imkim pavyzdį, kad pavyzdžiui, per praėjusius kalendorinius metus aš gavau 15 000 eurų ir pasirinkau minus 30%. Jokių išlaidų dokumentų rinkti nereikia tada. Matau, kad mano apmokestinamosios pajamos yra 10 500 eurų per praėjusius kalendorinius metus, ar ne? Kaip pavyzdys. Man reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Gyventojų pajamų mokestis jisai skaičiuojasi procentaliai, priklausomai nuo to, kokia yra jūsų uždirbama to gryno pelno suma per praėjusius kalendorinius metus. Tai jeigu jūs uždirbot, kaip pavyzdys, 15 000 minus 30%, 10 500, tai yra iki 20 000, vadinasi, GPM jūs mokėsite 5%. Jeigu jūsų uždirbama suma yra 30 000, mokėsite 11,67, ar ne? Tai net ir va šiais metais vykdant savo veiklą, aš turiu įsivertinti, koks planuojamas yra mano grynas pelnas per kalendorinius metus, nes aš turiu žinoti, koks man bus maždaug skaičiuojamas gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Būna žmonės sako, žinai, praeitais metais sumokėjau tiek mažai mokesčių, o šiais metais sumokėjau tiek daug. Nors viską skaičiavau kaip ir anksčiau, bet tiesiog buvo didesnės pajamos. Tai čia vat ir yra įsivertinti, koks yra planuojamas grynas pelnas per kalendorinius metus. Tai čia matom pavyzdį, 10 500 pagal lentelę neviršinau daugiau nei 20 000 eurų, ne, gyventojų pajamų mokestis 5%. Tai ir turėsiu sumokėti nuo 10 500 eurų 5%, tai yra 525 eurai. Toliau linksmesnė dalis yra mūsų mokesčiai sodrai, VSD ir PSD. Šie mokesčiai, jie yra skaičiuojami ne nuo 100% gryno pelno sumos, bet nuo 90% gryno pelno sumos. Būna žmonės klausia, o kodėl? Kodėl taip yra? Tai tiesiog yra toksai įstatymas, mums tai dar yra geriau, nes mes mažiau sumokame mokesčio, ne? Tai žiūrėkit, jeigu 100% yra 100% gryno pelno 10 500 eurų, tai 90% gryno pelno yra 9 450 eurų. Valstybinis socialinis draudimas, jisai yra mokamas arba 12,52, jeigu nekaupėte antroje pakopoje, arba 15,52, jeigu kaupėte antroje pakopoje, ar ne? Tai yra 3 plus pusantro. Nuo to priklausys jūsų mokamas valstybinio socialinio draudimo procentas, ar ne? Primenu, kad tų, kurių tai yra pati pirmoji savarankiška veikla, VSD mokesčio mokėti pirmus 12 mėnesių nuo veiklos įregistravimo nereikia. Tai čia tiesiog jums skirsis mokesčių skaičiavimo procentas.
Toliau, PSD. Tai čia dabar parodysiu tokią lentelę. Jum reikia save prisiskirti, kurioj kategorijoje jūs esate. Jeigu jūs esate prie tų, kurie jau esate papildomai drausti valstybės, darbdavio, ne, ir taip toliau, jau esu papildomai draustas ir dabar kuris punktelis jums atitinka. Esu papildomai draustas ir tai yra mano pati pirmoji savarankiška veikla, tada esu atleistas ir nuo PSD mokėjimo pirmus 12 mėnesių. Tai įsivaizduokit, yra pirmoji savarankiška veikla ir esu papildomai draustas, pavyzdžiui, darbdavio, tai pirmus metus nemokėsiu ir VSD, ir PSD, nes esu draustas ir turiu tai yra pirmoji mano savarankiška veikla ir tai galios tik tai 12 mėnesių. Po tų 12 mėnesių esate papildomai drausti, bet vykdote ne pirmą savo veiklą, jums tik nėra prievolės mokėti PSD mokesčio kiekvieną mėnesį, nes už jūs jau moka arba valstybė, arba darbdavys, ar ne, arba kita situacija. Ir jums yra tik tai, kad jums nėra tos prievolės mokėti kiekvieną mėnesį po 64,50 €, nes jūs jau esate drausti, bet jūs vis tiek šį mokestį turėsite susimokėti deklaracijos laikotarpiu 6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų. Tai būna žmonės sako, ar aš tikrai gerai supratau, jeigu mane draudžia darbdavys ir aš esu draustas, bet tai yra ne pirma savarankiška veikla, aš vis tiek turėsiu mokėti PSD mokestį 6,98% nuo 90% gryno pelno. Tai atsakymas yra taip, nes pagal Lietuvos įstatymus mes mokame mokesčius nuo visų mūsų gautų pajamų, iš visų šaltinių. Tai jeigu netgi, pavyzdžiui, dirbtumėte pas 5 darbdavius, ar ne, turėtumėte 5 darbo sutartis, visi tie 5 darbdaviai vis tiek jums mokesčius atskaičiuotų, nesvarbu, kad jau vienas draudžia. Tai jeigu imsime šitą pavyzdį, kaip pavyzdys, esate draustas darbdavio ir vykdote ne pirmą savarankišką veiklą ir jūsų 90% gryno pelno yra 9,450, tai jūs mokėsit PSD procentą 6,98 ir tai yra 659,61 €. Ir dabar tie žmonės, kurie nesate niekur kitur papildomai drausti, ar ne, tai jums yra prievolė mokėti kiekvieną mėnesį fiksuotą sumą po 64,50 € ir deklaracijos metu pateikus savo pajamas, nes reikia tas pajamas deklaruoti, ar ne, jeigu mes viršysime ir uždirbsime daugiau nei 12 minimalių atlyginimų, mes turėsime susimokėti skirtumą, ar ne? Tai kaip pavyzdys, jeigu šita mano 90% gryno pelno suma yra daugiau nei 12 minimalių atlyginimų, tai aš turėsiu susimokėti skirtumą tiek, kiek man bus paskaičiuota, nuo to, kiek aš jau būsiu sumokėjusi, ar ne? Tai skaitykim, jūs ten esat sumokėję 600 € ir jums paskaičiuota 659. Tai jūs tiesiog turėsite prisimokėti 59 €, ar ne? Čia kaip pavyzdį tiesiog sakau, neskaičiuojant. Jeigu, kaip pavyzdys, esate susimokėję 800 € ir jums rodo, kad pagal jūsų pajamas PSD turėtų būti mokama 659 €. Tai jeigu esate sumokėję daugiau, niekas jums negrąžins, nes jūs turite tą fiksą mokėti po 64,50 € kiekvieną mėnesį. Ir labai svarbus dalykas, kad mes mokesčius galime mokėti ir kas mėnesį, ar ne? Kas mėnesį mes galime mokėti VSD ir PSD mokesčius, kad po to deklaracijos metu nereikėtų griebtis už galvos, o Dieve, iš kur man tie gauti dabar susimokėti už mokesčius. Kai jau mes dirbame savarankiškai, tai yra labai svarbu mūsų tas bendras finansinis raštingumas, kad mes nutuoktume, suprastume, kiek mes tų mokesčių turime atsidėti. Ir čia būna labai dažna klaida,
aš pati esu šitą klaidą padarius, atrodo, oi, kaip fainai tiek daug uždirbi. Bet kai deklaracijos metu iš tų savo santaupų susimoki, kai atrodė, o čia aš atsidedu, nu čia mokesčiam bus keli tūkstančiai. Kai nemoki tiksliai skaičiuoti, tai buvo mano pati pirmoji padaryta klaida, kai tik pradėjau dirbti savarankiškai, aš neturėjau žinių, kaip čia skaičiuoti tuos mokesčius, manęs niekas to nemokino. Pačioje pradžioje ir dar šitoj srity nebuvau. Tai tada buvo labai skaudu. Dabar esu pasimokius ir mokesčius mokau kas mėnesį. Kokia iš to yra nauda? Tai man iškart priklauso socialinės garantijos, nedarbingumas, ligos išmoka, išeinu į dekretą, vaiko priežiūros išmoka. Viskas skaičiuojama įprasta tvarka, kaip ir dirbant su darbo sutartimi. Ane, labai patogu. Ir dar plius žinau, kad deklaracijos metu jau bus sumokėta didžioji dalis mokesčių, liks tik susimokėti GPM. GPM, kodėl mes pagal VMI galim mokėti kas mėnesį, bet tada rodys tiesiog permoką, o dėl ko GPM labiau rekomenduoju atsidėti į kitą banko sąskaitą, tai yra dėl to, nes jūs konkrečiai nežinot, koks bus tas grynas pelnas, kuriame intervale ar 20 tūkstančių, ar 25, ar 35 tūkstančiai eurų. Ne, tai čia tiesiog kas mėnesį aš pati moku BSD ir PSD mokesčius priklausomai nuo savo uždirbtų pajamų. Kokia kita nauda mokėti kas mėnesį, tai yra labai gražiai įvesta disciplina. Ir žinau savo tikrąją paslaugų kainą. Jeigu klientas man sumokėjo 100 eurų, tai aš ne 100 eurų gaunu, ne, aš dar atsiskaičiuoju mokesčiams ir juos iš karto susimoku ir žinau tą tikrąją savo sumą, kurią aš gavau už savo paslaugas. Ir jau paminėjau, nėra streso deklaracijos metu, žinokit. Vienas iš geresnių dalykų, kai žmonės ateina pas mane užsideklaruoti pajamų kartu, jie sako, žinok, Viktorija, viskas, nuo šių metų moku mokesčius kas mėnesį. Man jau atsibodo čia stresuoti ir dabar mokėti 10 tūkstančių vienu metu. Tai labai svarbu yra pasirinkti, o tą pasirinkimą jūs galite drąsiai padaryti. Tai dabar socialinės garantijos. Mums jos dirbant su individualios veiklos pažyma priklauso tiek motinystės išmoka, tiek vaiko priežiūros išmoka, tiek tėvystės išmoka. Tik yra svarbu tai, kad mes turėtume atitinkamą stažą tomis išmokoms gauti. Būna žmonės sako, žinai, uždirbu 10 tūkstančių, išlaidos yra 8 tūkstančiai eurų, tai grynas pelnas 2 tūkstančiai. Kokios čia man išmokos priklausys, ne, mokesčių ten sumoku labai labai mažai. Tai atsiminkim, kad ir pavyzdžiui, dirbant ir su darbo sutartim, tai jau ta grindys, kiek mes galime gauti, ar ne, mažiausiai tai yra minimali alga. Ir nuo tos minimalios algos mes sumokame mokesčius. Tai, kad mes, kaip pavyzdys, galėtume gauti tam tikras išmokas, tai mums irgi yra svarbu būti sumokėjusi tam tikrą mokesčių kiekį. Kaip pavyzdys, gauti motinystės išmokai, mes turime būti sumokėję bent 12 mėnesių valstybinio socialinio draudimo įmokų, kaip nuo 12 minimalių atlyginimų. Tai čia yra labai svarbu atskirti, kad yra tam tikros sąlygos ir žmonės sako, tai būna tokių, kur tai kiek man čia dabar apsimoka uždirbti, kad aš galėčiau gauti ar ne bent jau tam tikras išmokas. Tai bent jau, kad jūsų 90% gryno pelno būtų kaip minimali alga. Ne? Kad gaučiau vaiko priežiūros išmoką, skaičiuojasi 12 mėnesių valstybinio socialinio draudimo stažas, kad būtų bent nuo 12 minimalių atlyginimų sumokėtas jūsų valstybinio socialinio draudimo mokestis ir toliau tėvystės atostogų išmoka, ne, ir taip toliau. Tai čia noriu jūs užakcentuoti, kad yra svarbu, kad aš galėčiau gauti išmokas, mokesčius mokėti bent jau kaip nuo minimalios algos. Ir tada kita išmoka, man labai patinkanti, ne todėl, kad ją naudoti skatinu, bet dėl to, kad šita išmoka mums labai labai gelbėja tada, kada mes iš tikrųjų negalime dirbti.
ane, serga mūsų vaikutis, sergame mes patys. Tai jinai mums sukuria tam tikrą stabilumą, ane. Nereiškia tai, kad dirbu, varau ar ne, kiek tik tai galiu, sergu, bet vis tiek dirbu dėl to, nes negausiu jokios išmokos. Tai ligos išmoka, jinai, aš manau, yra labai labai gerai, kad jinai mum priklausanti, nes visko gyvenime žmonėm atsitinka ir susergam, ir pervargstam, ir perdegam, ane, ir taip toliau. Ir reikia to laiko atsistatyti, o pinigai iš dangaus nekrenta, ane, dirbantiesiems savarankiškai, už nuomą mokėti reikia, už programas mokėti reikia ir taip toliau. Tai kad išlaikyti savo darbo vietą ir šiek tiek atsipūsti, mes galime naudotis tą ligos išmoką. Ane, ligos išmoka priklauso tada, kada aš sergu, ir priklauso tada, kada serga ten, pavyzdžiui, mano vaikutis, ar ne, lygiai kaip ir su darbo sutartim. Jūsgi imat nedarbingumą, kai serga vaikas, nes negaliu eiti į darbą, ar ne, taigi jis serga, aš turiu jį prižiūrėti. Ligos išmoka, jinai jums priklausys priklausomai nuo to, kaip jūs mokėsit valstybinį socialinį draudimą. Jau prieš tai minėjau, kad jūs jį galite mokėti ir kas mėnesį, arba tik tai deklaracijos metu. Jeigu mokėsite tik tai deklaracijos metu, vis tiek imkite nedarbingumus, jeigu sergate, ar ne, arba serga jūsų vaikas, jums pačioje pradžioje parašys, kad dėja, jums ligos išmoka nepriklauso, nes Sodra nematys, kad jūs esate padarę valstybinio socialinio draudimo įmokas. Bet deklaracijos metu, kai jūs įrašysite savo gautas pajamas, jums perskaičiuos ir tada perves už ligos išmoką. Jeigu jūs mokesčius mokate kas mėnesį disciplinuotai, tai čia jau galiu žinoti ir būti rami, kad ligos išmoka man priklausys įprasta tvarka, kaip ir dirbant su darbo sutartimi. Jeigu aš sergu pati, ane, tai reikia atsiminti tai, kad ligos išmoka yra mokama tik nuo 3-osios nedarbingumo dienos ir mokama tik už darbo dienas, tai yra nuo pirmadienio iki penktadienio. Ir kad galėčiau iš karto gauti ligos išmoką, įprasta tvarka kaip ir su darbo sutartimi, turiu turėti vėl tam tikrą stažą, ar ne, tai bent jau sumokėjusi 3 valstybinio socialinio draudimo įmokas kaip nuo minimalios algos per pastaruosius 12 mėnesių arba 6 mėnesių. VSD įmokų mokėjimas kaip nuo minimalios algos bent jau 24 mėnesius. Tai čia yra svarbu atsiminti, kad ligos išmoka mums tikrai priklauso ir jeigu sergat, ją ir pasinaudokit, nes jūs dėl to ir mokate tam tikrus atitinkamus mokesčius. Ir apskaitos dokumentai. Su verslo liudijimu šios temos neliečiau, jinai yra ganėtinai kitokia ir paprastesnė nuo skirtingų jūsų veiklų, ar tai yra prekyba, ar tai yra mezgimas, ar tai vėl kas nors. Su pažyma apskaitos vedimas, jisai yra šiek tiek sudėtingesnis. Ir jisai yra labai dažnai apleidžiamas ir galvojama, kad kažką aš ten padarysiu, kažkokį dokumentą paduosiu ar ne. Ir būna žmonės sako, o čia šitą dokumentą duot ar šitą, čia reikia kažką pildyti ar nereikia pildyti. Tai mes apskaitą turime vesti tiek ir su verslo liudijimu, tiek ir su pažyma, bet dabar palieskime tik tai individualios veiklos pagal pažymą apskaitos dokumentus ir pagrindus. Tai mes turime pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą. Žurnalas jisai gali būti popierinis, gali būti elektroninis, kaip jau jums yra patogiau. Aš asmeniškai nerekomenduoju popierinio, nes reikia jį saugoti 10 metų, tai nelabai apsimoka, ar ne, užgriozdinti visus kampus po to visais tais dokumentais. Tai geriausia tai yra elektrinės. Dar kai kurie žmonės sako, o kaip e-apps programa, ne, tokia yra VMI e-apps programa. Aš asmeniškai jos nesinaudoju, jinai man nėra patogi, nes joje negalima taisyti klaidų. Gali tą klaidą pataisyti, bet reikia rašyti prašymus ir taip toliau. O esu turėjęs tokios praktikos, kai netam padedi kablelį, ne tokį centą įrašai ar ne, ir taip toliau. Tai aš asmeniškai parodysiu, kaip aš pati vedu, bet ką jums reikia atsiminti, kad dirbant su individualia veikla pagal pažymą, mes turime vesti apskaitą.
Toliau. Gyventojų kasos aparato žurnalas, tai yra tie, kurie turi kasos aparatus, tie, kurie vykdo prekybą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą ir pinigų priėmimo ir perdavimo kvitas. Tai yra vieni iš individualios veiklos pagal pažymą apskaitos dokumentų. Dabar ta pati apskaita, jinai gali būti tie dokumentai naudojami skirtingai pagal tai, kokioje jūs esate situacijoje. Esmė tokia, kad imkim, esate fotografas, nesate PVM mokėtojas, prekybos nevykdote ir tiesiog teikiate fotografijos paslaugas. Jums reikia pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą ir kiekvieną klientą, kiekvieno kliento mokėjimą užfiksuoti sąskaitą faktūrą. Kiekvienam klientui. Nesvarbu, ar jis to prašo, ar jis to neprašo, turi būti išrašyta sąskaita faktūra ir jinai turi būti įregistruota į pajamų ir išlaidų žurnalą. Tai yra labai labai svarbu. Šito žurnalo jums deklaracijos metu nereikės pateikti, bet jeigu būtų patikrinimas, tai būtų vienas iš pirmųjų dokumentų, kurį sakytų, prašau parodyti savo pajamų ir išlaidų žurnalą. Jo pildymas tikrai nėra toks baisus, kaip atrodo ten iš pirmo karto. Būna žmonės po asmeninių konsultacijų sako, tai čia tik tai susistrateguot, man tas. Žinoma, reikia labai žiūrėti, kokia yra jūsų veikla, ar jūs vykdote ir prekybą, ar jūs teikite tik tai paslaugas, ar jūs esate ir PVM mokėtojas, ar ne. Tai čia tiesiog nenoriu labai giliai kiekvienos srities paliesti. Turite pasižiūrėti, kaip yra būtent jūsų veikloje. Kai ateina žmonės pas mane į asmeninę konsultaciją, būna pasimetę dėl didelio kiekio informacijos, nes viena informacija taikosi tam, kita tam, o kas taikosi man, ar ne? Ir kai jūs susidėliojat, kas taikosi jum yra labai aišku. Pirmas žingsnis turiu daryti tą, antras žingsnis turiu daryti tą, trečias žingsnis turiu daryti tą. Tai jūs turite pasidomėti, kaip yra jūsų veikloje, kokia yra reikalinga apskaita. Dabar, kaip pavyzdys, mano praktika, aš teikiu tik tai paslaugas, dirbu su individualios veiklos pažyma ir aš turiu kiekvienam klientui išrašyti sąskaitą faktūrą, nesvarbu, ar jis to prašo ar neprašo. Čia yra mano individualios veiklos pagal pažymą veiklos situacija. Ir anksčiau būdavo tai, kad aš ten pildau tam tikrą Excelį, susirašau ten visą žodžių tas sąskaitas faktūras ir nuolat galvodavau, ką man padaryti, kad man būtų paprasčiau ir lengviau. Galvoju, gerai, aš vykdau solo veiklą, aš jau turiu prisimti atsakomybę, konkrečiai žinoti, kokius aš mokesčius turiu mokėti. Apskaita turi būti mano sutvarkyta, nes man nepatikdavo ta betvarkė tokia, kad čia lyg ir tiksliai žinau, kiek mokesčių reikia susimokėti, čia reikės mėnesio gale pasiskaičiuoti, bet būna, ar ne, kaip visą laiką darbas veja darbą ir to nepasidarai. Tai aš pati pirmiausia vieną įrankį susikūriau savo, o po to jau ir pritaikiau savo klientam. Tai aš visada klientam rekomenduoju pildyti Excelinį pajamų ir išlaidų žurnalą. Nereikia mokėti naudotis Exceliu, kad jį mokėtų užpildyti. Viską parodau, kaip tai reikia padaryti. Yra labai labai paprasta ir supažindinu. Ir viena iš tobuliausių sričių tame Excel'e, kad yra atskiras šitas, kur jum iš karto persikelia visos jūsų gautos pajamos ir jums rodo jau iš karto, kiek jums reikia mokėti mokesčių arba kiek jums reikės mokėti deklaracijos metu. Tai įsivedam labai labai aiškią tvarką, sistemą ir iš karto matau, kurie pinigai dabar yra ne mano, ne, kuriuos aš turėsiu susimokėti. Tai šitą Excelį pradžią aš sukūriau savo, vėliau pritaikiau, kad jisai būtų tinkamas daugeliu žmonių dirbančių su individualios veiklos pažyma. Ir svarbus dalykas, kad dėl ko tiek daug žmonių pasimeta, ar man čia reikia, ar man čia taikosi lengvata, kaip man čia skaičiuoti VSD, kaip nesiskaičiuot, ar ne, ir būna kalbasi du žmonės ir sako vienas,
aš sau atsidedu mokesčiam 20% ir tas žmogelis užsifiksuoja ir jisai sau atsidėjinėja irgi 20%. Nors jų abiejų situacija gali būti labai skirtinga, skirtingai uždirbamas grynas pelnas per metus. Ar yra drausti papildomai PSD ar nėra, ar kaupia antrojo pakopai ar nekaupia, ar taikosi pirmųjų metų lengvatą ar nesitaiko. Tai yra labai labai svarbu, kad jūs mokesčius skaičiuotumėt pagal savo esamą situaciją, o ne maždaug. Ne, su tuo maždaug, tai po to būna, o dievai, ir kodėl aš tiek daug mokesčių turiu sumokėti. Ir tame Excel'e jūs taip pat grafiškai galite matyti, kaip sekasi jūsų verslui, ar ne, jūsų verslo augimui, kaip jisai kyla, ar jisai leidžiasi žemyn, reikia kažką daryti, susijimti, ar ne, ir keisti tam tikrus veiksmus. Tai man asmeniškai labai labai patikęs variantas. Tiem, kuriem tam bus aktualu ir norėsit, tai webinarus, ne webinarus, o Excelį galite rasti mano svetainėje www.viktorijakasalynaitė.lt, paspaudę seminarai ir bus individualios veiklos pagal pažymą apskaitos Excelis. Įsigiję Excelį, dabar yra 24 metai, ar ne, tai netiek ir daug jau jų liko. Tie, kurie įsigijat, 25 metais gausite jį atnaujintą. Tiesiog, dar kartą pirkti nereikės. Bet čia yra tikslas, kad jūs įsigilintumėt ir jūs jau pradėtumėte savo įpročius formuoti su gera apskaita, o ne maždaug, ar ne? Bet čia yra irgi kiekvieno pasirinkimas. Tai mes čia palėtėme tik tai tokius pačius bazinius dalykus, ar ne, veiklos legalizavimo skirtumus, mokamus mokesčius, socialinių garantijų galimybės, ar ne, ir šiek tiek apskaitos. Dirbant su individualia veikla, tiek pagal verslo liudijimą, tiek pagal pažymą, yra labai labai daug niuansų, kuriuos mes turime žinoti aplamai, bendrai visoje rinkoje. Bet jeigu paimtume tik tai jūsų situaciją, tai jie yra ganėtinai tokie labai labai sukonkretinti. Jau apie tuos sukonkretintus variantus aš kalbu asmeninių konsultacijų metu, bet mes dirbantys su pažyma vis tiek turime žinoti apie visas savo galimybės ir turime paskirti laiko, investuoti ir sužinoti, kaip veikia visas tas veiklos legalizavimo būdas, ar ne? Tie, kurie dirba su mažosiom bendrijom, UABais, ar ne, ten jau yra visiškai atskira tema, dar daugiau visko. Ir ten jau dažniausiai yra samdomi buhalteriai. Tie, kurie dirba su individualios veiklos pažyma, verslo liudijimu, jums tikrai nėra būtina samdytis buhalterių, jums užtenka paklausyti 2-3 valandų kursą, mokymus, pasiskaityti konspektus ir taip toliau, kad jūs susidarytumėte bendrą vaizdą arba dar pasikonsultuotumėte su asmeniu, kuris, kaip pavyzdys, toje srityje išmano, kad jums sudėliotų taškelius, nes ta apskaita, jinai tikrai nėra sudėtinga, tik dažniausia klaida, kurią padaro žmonės, kad neįsigilina į visas galimybės. Kaip pavyzdys būna, žmonės sako, rimtai aš galėjau nusirašyti automobilio kurą, o aš tiek daug išvažinėju, ar ne? Arba aš galėjau priskirti savo kompiuterį prie ilgalaikio turto ir nusirašyti kompiuterio lizingo įmokas ir taip toliau. Tai yra beprotiškai daug tos informacijos, bet svarbu, kad jūs ją išgirtumėte sukonspektuotą ir žinotumėte apie visas individualios veiklos galimybės, ar ne? Ką jūs galite gauti. Tiem, kuriem aktualu ir tie, kurie norit dar daugiau pasigilinti, pamatyti, išmokti, aš esu nufilmavusi webinarus. Jie yra labai labai praktiški. Tiem, kuriem patinka mano dėstymo būdas, nemėgsiu ten, kai būna remiamasi vien tik tai įstatymais, ar ne, ir yra mūsų smegenim labai sunku tai suprasti, atmetus dar visą tą nereikalingą informaciją. Tai mano svetainėje taip pat galite rasti įvairius webinarus. Vienas jų, kaip pavyzdys, yra individualios veiklos pagal pažymą vykdymas, tai į jį įeina ir webinaras individualios veiklos pagal pažymą apskaita ir deklaracija praktiškai. Tai čia yra pati bazė visų žinių, kurias aš turiu žinoti dirbdama su individualios veiklos pažyma.
Webinarai jie nuolat atnaujinami pagal kintančią informaciją, įvyksta pasikeitimas, aš webinarą atnaujinu. Ir įrašus galima žiūrėti nuo įsigijimo datos 1 metai. Tai peržiūrėti tikrai spėsit tiem, kam bus aktualu. Ir yra labai patogu, kad webinarai, tam pavyzdžiui, individualios veiklos pagal pažymą vykdymo webinaras, jisai yra išskaidytas tokiom mažom temom, potemėm ir jūs žiūrite tą potemę, kuri jums yra svarbi. Pavyzdžiui, susirgot, įsijungiu socialinių garantijų gavimas, ar ne, ką turiu žinoti apie ligos išmoką, kad nereikėtų peržiūrėti tam viso webinaro atsisėdus, ar ne, nors man aktuali galbūt šį mėnesį tik tai šita tema. Tai apie ką įeina tie webinarai, trumpai pristatysiu, kam būtų aktualu. Individualios veiklos pažymos išsamus webinaras, tai jisai yra su šablonais ir ten yra video medžiagos atskiromis potemėmis, ne? Va čia esu įkėlusi vieną moters atsiliepimą, patiko, kad medžiaga buvo susisteminta ir išskaidyta temomis, tai žiūrite tą temą, kuri tuo metu jums yra aktuali. Esu įkėlusi labai daug instrukcijų. Tai ten kalbu, kaip legalizuoti veiklą VMI sistemoje, mokesčių mokėjimas kas mėnesį arba deklaracijos metu. Jeigu mes pasirenkame mokesčius mokėti kas mėnesį, reikia išmokti juos taisyklingai pasiskaičiuoti, sumokėti per tam tikras sistemas ir dar nepamiršti užpildyti SAP pranešimų. Toliau kalbėsiu apie pajamų apskaitimo principus. Pajamų apskaitimo principai jie yra 2. Ir priklausomai nuo to, kurį jūs pasirinksite, taip turės būti jūsų apskaitomos pajamos. Tai dažnai šitos vietos žmonės nežino, iki kol ateina deklaracijos laikotarpis ir reikia kažkurį tai būdą pasirinkti. Ir tada klausimas, o Dieve, kuo čia skiriasi? Tada išlaidų tipai ir atskaitimai. Išlaidų gali būti įvairių, nuo reklamos išlaidų, reprezentacijos, rūbų ar ne, kompiuterio, telefono išlaidų, darbuotojų įdarbinimo ir taip toliau. Tai išlaidų tipai ir atskaitimai jie yra skirtingi. Vienas išlaidas galime nusirašyti 100%, kaip pavyzdys reklamos išlaidas galime nusirašyti tik tai 50% nuo išrašytos sąskaitos faktūros ir taip toliau. Tai čia yra labai irgi svarbu žinoti tą informaciją. Ilgalaikis, trumpalaikis turtas. Ne, tai pavyzdžiui, ilgalaikis turtas gali būti jūsų automobilis, kompiuteris. Būna žmonės renka kuro kvitus ir ateina pas mane deklaracijos metu, sakau, o jūsų automobilis nepriskirtas prie ilgalaikio turto. Sako, turim, tai aš visus metus rinkau tas sąskaitas faktūras, o pasirodo jų net, nes automobilio neprisiskyriau. Tai tokia maža klaida, kas po to būna, tiesiog mes daugiau sumokame mokesčių. PVM klausimas, PVM mokesčių deklaracija, kaip tampu tuo PVM mokėtojui, kam verta, kam neverta, apskaitos dokumentai, nuostolio perkelimas, išlaidų mažinimo būdai, darbuotojų darbinimas ir taip toliau. Viską esu pateikusi su praktiniais pavyzdžiais. Toliau yra kitas webinaras apie verslo liudijimą. Yra galimybės apribojimai, kaip jį išsiimti, kur ką surasti, kur surasti savo kodą, mokesčių mokėjimo principai, taikomos lengvatos, visi pajamų išlaidų žurnalo pildymai, kasos aparatai, pinigų priėmimo kvitai, sąskaitos faktūros. Būna labai dažnai žmonės sako, tai kada man duota pinigų priėmimo kvitą, o kada duot sąskaitą faktūrą, kuo tai skiriasi, ne, arba būna žmonės sako, ai, duodu ir tą, ir tą. Tai kiek daug laiko mes sugaištam vietoj to, kad būtume tuos dalykus išsiaiškinę, ne? Darbo stažo skaičiavimas, papildomų asmenų įtraukimas į veiklą ir dar kitos temos. Kita tema yra ta potemė individualios veiklos apskaitos vykdymo webinaras. Tai čia yra labai aktualu tiems, kurie jau vykdote savo individualias veiklas, bet visiškai nesigaudote apskaitos vedime ir nežinau, ar čia duoti tą sąskaitą, ar tą sąskaitą pasirašyti, ką rašyti pirkėjo skirti, ar galiu rašyti klientą, ar galiu jo nerašyti, ar ne, kokius duomenis ir taip toliau. Tai čia apskaitos webinare išmokstam taisyklingai pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą, ne, išrašyti sąskaitas faktūras, atskirti, kuo skiriasi pinigų priėmimo kvitas nuo sąskaitos faktūros, kada išduoti tą, o kada išduoti kitą, ne, ir kokios yra tos mūsų prievolės.
Ir Excelis, tai Excelį aš jau jum paminėjau, papasakojau, man labai patinka šitas įrankis, ir labai patinka stebėti savo veiklos augimą, kaip ta veikla auga ar ne, kaip kinta mano paslaugos. Tai man asmeniškai tai buvo tvarkos įvedimas vienas iš sėkmės elementų, kada aš labai gražiai galiu matyti, kaip mano veikla auga ir esu priversta vesti pajamų ir išlaidų žurnalą ir man tai sukuria labai gerą discipliną. Plius tame Excel'yje galiu nusistatyti savo siekiamą tikslą. Tai nusistatau savo siekiamą tikslą ir man tai duoda kryptį, ar ne, kuria kryptimi aš keliausiu. Tai kam tinkama šitas Excelis, tai tiem, kurie dirba su individualios veiklos pažyma, esate paslaugų tiekėjas, norite tiksliai žinoti, kiek sumokėti mokesčių ir neskirti daug laiko skaičiavimams ar ne, ir atskiroms skaičiuoklėms, geriau susifokusuoti į savo veiklos augimą. Man asmeniškai labai patinkantis dalykas, kad yra vizualiai piešiamas mano veiklos augimas ir galiu taip pat stebėti savo skirtingus pajamų šaltinius. Nes būna žmonės, kaip pavyzdys, teikia kelias skirtingas paslaugas, pavyzdžiui, plaukų dažymas ir plaukų procedūros. Ne, tai aš galiu labai gražiai pamatyti, kiek aš turėjau klientų, kiek aš uždirbau, kuri man paslauga yra aktualesnė. Aišku, dar reikia atsižvelgti ir į tai, ką labiau patinka daryti, bet jeigu mano fokusas šiuo metu yra finansinis, uždirbti daugiau, gal man daugiau uždėti akcentą ant kitos paslaugos, nes jinai yra ženkliai efektyvesnė finansinė prasme negu mano, kaip pavyzdys, teikiama kita paslauga, kuriai skiriu daug laiko, pasirodo, iš jos uždirbu mažiau. Tai yra labai svarbu analizuoti savo paslaugas. Ir tie, kurie norit pasikalbėti asmeniškai, kad išanalizuočiau jūsų situaciją ir matytumėte, ką jums daryti jūsų atveju, gautumėte labai koncentruotai, tai galite registruotis ir asmeninėms konsultacijoms, tik informuoju, kad asmeninėms konsultacijoms reikėtų registruotis iš anksto, derinti laiką. Konsultacijos jos vyksta online, tai drąsiai rašykite info@viktorijakasalynaitė.lt, aprašydami trumpai savo situaciją. Ar ne, vykdau tokią ir tokią veiklą, man kyla tokie ir tokie maždaug klausimai, aš tada jums galėsiu parekomenduoti konsultacijos tipažą. Ar jums reikia maxi, ar jums reikia midi. Būna žmonės sako, ar užtenka maxi 1 valandos konsultacijos. 99% tikrai užtenka, nes per tą maxi konsultaciją aš jums susakau viską nuo A iki Z, ką jūs turite žinoti savo veikloje, ar ne, kad jūs turėtumėte aiškią strategiją veikti. Ir taip pat primenu, jeigu kyla kokių klausimų, drąsiai galite rašyti man į Instagramą, registruotis ir per Instagramą į asmeninės konsultacijas. Taip pat būsiu labai dėkinga už jūsų atsiliepimus, ar jums toksai webinaras jisai yra naudingas, aktualus, ar pavyko išsiaiškinti pačius pagrindinius ar ne niuansus. Kai dirbam savarankiškai, visada žinom, kad žmonių atsiliepimai yra vienas iš tų pagrindinių variklių, ne, didžiausia padėka, kai žinai, kad kažkam padėjai, kažkam suteikiai dar daugiau naudos ir tokio aiškumo. Tai labai lauksiu jūsų atsiliepimų, galite palikti tiesiog komentaruose ar ne įrašyti ir labai tikiuosi, kad jums bent jau kruopelytę įvedžiau aiškumo. Tai labai džiaugiuosi, kad jūs pradedate dirbti savarankiškai arba jūs jau dirbate, kuriate savo darbo vietą ir sukuriate naudą, ne, teikdami savo paslaugas ir darot klientus laimingais. Tai labai jums linkiu jūsų veiklos augimo, linkiu gausos, kad ateitų klientai iš tikėtų ir netikėtų šaltinių iš visur. Pas jūs padidėtų pajamos, padidėtų finansai, nebijokite didesnių mokamų mokesčių. Visur yra balansas, ar ne? Galbūt reikia peržiūrėti dar kartą savo kainas. Tai labai jums to linkiu, uždirbkite daug, mėgaukite savo veiklą ir jeigu kyla klausimų arba domina kokios nors paslaugos, drąsiai rašykite. Tai didžiausios jums sėkmės.